Sveiki visi, užsukę į mano kanalą ir jau kuris laikas jaučiu kvietimą eiti šitą kelionę ir šiaip kameros ilgą laiką vengiau ir iš tikrųjų atvirai prisipažinsiu, kol kas jos bijau ir šitą formatą turiu prisijaukinti. Bet matau, kad niekur nepabėgsi nuo to ir gal ir nereikia tuomet bėgti. Šiaip mano kelionė su ezoterika prasidėjo dar paauglystėje ir taro gyvenime atsirado taip intensyviau galbūt 2000-aisiais, nuo 2000-ųjų metų ir man asmeniškai šitas įrankis labai padeda eiti link geriausios savo versijos ir tiesiog saviugdai, savęs pažinimui, tobulinimui, augimui ir šiaip gyvenime turėjau tokią situaciją, kada man ilgą laiką buvo meluojama arba nesakoma tiesa ir tą tiesą išsiaiškinti turėjau iš esmės vienintelę priemonę, tai yra savo intuicija, na žinoma ir logika. Tai tą tiesą išsiaiškinti man pavyko ir turint omenyje, kad gyvenime tam tikri įvykiai atsitinka ne šiaip sau, galvoju, kad galbūt turiu toliau eiti tuo keliu, kuriame būsiu intensyviai naudojantį savo, manau, kad tai yra dovana, savo dovana, intuicija ir galbūt kažkam iš jūsų galėsiu pagelbėti, tiesiog rasti kelią iš gyvenimo labirintų tam tikrų. Ir, kaip sakant, nueiti į tašką B tiesiausių kelių, bet ne kažkokiais tai klystkeliais ir aplinkeliais. Tai turiu dabar Facebook'o puslapį Ada Tašieno Kupetoje ir YouTube'o kanalą, taip pat to pačiu pavadinimu. Facebook'o puslapis bus orientuotas labiau į tokius trumpus skaitimus, trumpas žinutes, o išsamesnės informacijos reiks ieškoti YouTube'e. Ne tiek ieškoti, jeigu būsite užsiprenumeravę, tai žinoma pranešimai ir taip ateina. Bet tiesiog turiu omeny, kad platesnius skaitimus dėsiu į YouTube'ą ir ten jau esu sukūrusi tam tikrus grojaraščius, playlistus pagal temas, kuriomis planuoju skaitimus ir galėsite lengviau surasti, kokie klausimai ką domina. Tai va, tai kontaktai visi mano yra, jeigu norėsite susisiekti. Ir tikiuosi jums bus įdomu, taip pat kaip ir man.